Labas, naujai akcijų analizai pasirinkau kompaniją, kurios daug pristatinėti tikrai nereikia. Paprasčiausiai pasakysiu kelis faktus apie ją ir tikriausiai pavadinimą atspėsite dar jo nepaminėjus. Šis verslas aktyviai užsiima internetinę prekybą ir sulaukia net 66 000 unikalių pirkėjų užsakymų per vos 1 valandą. Kompanija kiekvieną dieną išsiunčia vidutiniškai 1,6 milijono siuntinių visame pasaulyje. Vien 2022 metais verslas fiksavo beveik 514 milijardų dolerių pajamų. Didelės pajamos, milžiniški pirkėjų srautai, elektroninės komercijos sritis, kažin kas čia galėtų būti. Gal jau ir atspėjote, kad šiandien analizuosiu ne ką kitą, o gerosios Amazon akcijas. 1994 metais garsiojo milijardieriaus Jeffo Bezoso paprastame garaže pradėtas elektroninės prekybos verslas šiandien per metus uždirba maždaug 7 kartus daugiau, nei siekia metinis visos Lietuvos BVP. Amazon šiandien pagal finansinę galią labiau primena atskirą valstybę, o ne e-komercijos milžinę. Įmonėje dirba daugiau nei 1,5 milijono darbuotojų, akcijų kaina filmavimo metu siekia apie $128, o rinkos kapitalizacija daugiau nei 1,3 trilijono dolerių. Natūralu, kad pamačius milžiniškus pajamų skaičius kyla klausimas, o kuo tiksliai ta Amazon užsiema? Daug kas girdėjote savoką e-komercija, bet šitas terminas labai platus ir dažnai jį naudoja visai ne pagal paskirtį. Negi vien pasaulinio lygio prekybos svetainės užtenka, kad su 1,5 milijono darbuotojų generuotum pajamas, kurios per metus viršytų Lietuvą 7 kartus? Noriu pradėti pasakydamas tai, kad Amazon yra labai stipri lyderė ne tik e-komercijos, bet ir debesų kompiuterijos srityje. Daug kas šią įmonę labiausiai žino būtent dėl Amazon internetinės parduotuvės. Joje galima įsigyti beveik visas įmanomas fizinės ir skaitmeninės prekes iš viso pasaulio. Pardavėjais ten gali būti ir privatus asmenys, ir įvairaus dydžio verslai. Kompanija tiesiog milžiniška, tad logiška, kad vykdant e-prekybą norisi kontroliuoti ir dalį prekių pristatymų paslaugų sektorius. Savo ir kitų pardavėjų prekes Amazon visame pasaulyje klientams pristato naudodamasi savo asmeninio kurjerių tinklo paslaugomis, milžiniškais paskirstymo ir sandėliavimo centrais bei kitomis kurjerių kompanijomis partnerėmis, tokiamis kaip siuntų tarnyba UPS, DHL ir dar daug kitų žinomų vardų. Amazon priklausančios online parduotuvės 2022 metais generavo beveik 43% visų kompanijos pajamų. Doleriais ši suma yra 220 milijardų. Tuo tarpu verslo grinai kaip elektroninio kitų pardavėjų tarpininko uždirbtos pajamos sudarė kiek daugiau nei 1/5 bendrų pajamų. Skaičiais tai būtų maždaug 117 milijardų dolerių. Kiek daugiau nei dar 1/5 visų įplaukų atnešė kompanijos mokamų reklamų bei kompiuterinių paslaugų segmentai. Sakydama žodį kompiuterinių, turiu galvoje tokias paslaugas kaip mokamos virtualios duomenų saugyklos, duomenų analitikos, kibernetinio saugumo paslaugos privatiems ir verslo klientams ir taip toliau. Sąlyginai mažiausiai pajamų bendrai paėmus apie 10% verslų generavo mokamų prenumeratų bei fizinių parduotuvių sektoriai. Su mokamomis prenumeratomis daugmaž viskas kaip ir turėtų būti aišku. Sumoki tam tikrą sumą pinigų kas mėnesį ir gauni prieigą prie įvairiausių paslaugų. Norite pasiekti milijonus įvairiausių knygų? Amazon Kindle jūsų paslaugą. Ieškote platformos su naujais filmais ir serialais, galite rinktis Prime Video paslaugas. Galimybių yra daug ir pačių įvairiausių. Verta paminėti ir tai, kad klientams prieinamas ir Amazon Prime prenumeratos paketas. Pasirinkus šią prenumeratos paslaugą, už $13 per mėnesį gaunate įvairių unikalių nuolaidų kompanijos online parduotuvėse, taip pat ir fiziniuose prekybos taškuose, bei taip pat galite mėgautis nemokamų prekių pristatymu. Kaip ir sakiau, su prenumeratomis viskas daugmaž suprantama. Daugumai investuotojų nežinoma tai, jo kompanija vis aktyviau neria į fizinę prekybą. 2015 metais atidaryta pirmoji fizinė parduotuvė Amazon Books ir jau 2022 metais antroje pusėje parduotuvių skaičius siekia daugiau nei 600. Labai prie augimo prisidėjo tai, kad kompanija siekia iki 25 metų tapti viena iš 5 didžiausių maisto prekių pardavėjų visoje Amerikoje. Tam tikslui pasiekti 17 metais Amazon už 13,7 milijardo ėmė ir perpirko visą Whole Foods maisto parduotuvių tinklą. Nors kol kas Amazon pajamas iš fizinių parduotuvių nesiekia net 4% bendrosios apyvartos, greičiausiai šis sektorius plėsis ženkliai. Pati Amazon deda visas pastangas, kad taip atsitiktų. Jie pradeda užsiimti beveik viskuo nuo fizinių drabužių pardavimo iki, plaukų kirpimo. Unikalus yra ir kompanijos Amazon Go projektas. Iš viso šių maisto prekių parduotuvių šiuo metu yra maždaug 43. Įdomumas yra tame, jog šios parduotuvės veikia beveik be jokio personalo įsikišimo. Jokių kasininkų parduotuvėje nepamatysite. Viskas 100% automatizuota ir prižiūrima dirbtinio intelekto. Patikimų į parduotuvę ir apmokėjimų iš prekės jums prireiks Amazon Go programėlės. Kiekvieną nuo lentynos pasirinktą prekę ir dirbtinis intelektas automatiškai įtrauks į virtualų jūsų krepšelį. Apmokėjimas dar įdomesnis. Išeinant iš parduotuvės, visi jūsų pirkiniai bus tą pačią sekundę automatiškai pridėti prie jūsų Amazon paskyros sąskaitos. Jokių eilių kasose, jokio piniginės ieškojimo ir apskritai jokio parduotuvės personalo.
Įdomus sprendimas, tačiau akivaizdu, kodėl tokių Amazon parduotuvių kol kas nėra labai daug. Matysime, kaip bus ateityje. Putėlį užtrukau su modelio pristatymu. Patys matot, kai įmonė daro beveik viską, kas uždirba pinigus, net ir glausta informacija virsta kelių minučių monologu. Keliaujame prie Amazon vadovybės. Su jie viskas daug paprasčiau ir aiškiau. Kaip daugelis žino, kertinė verslo asmenybė išlieka kompanijos įkūrėjas ir esminis lyderis Jeffrey Bezosas. Jam vis dar priklauso apie 10% visos kompanijos akcijų. Įdomus faktas yra tas, kad generalinio direktoriaus posto įmonėje Bezosas nebeužima. Panašu, jog nuo aktyvaus veikimo versle jis yra kiek nutolęs. CEO pareigas dabar užima Andy Jassy. Jis jau tikrai yra absoliutus kompanijos veteranas. Prie Amazon Andy prisijungė dar 1997 metais ir per tą laiką užėmė įvairius svarbius postus B2B ir B2C sektoriuose. Taip pat būtent jis užsiėmė Amazon Web Services, kompiuterinių paslaugų verslo kūrimu ir tobulinimu ir buvo šio segmento generaliniu direktoriumi nuo 2016 iki 2021 metų. Nuopelnų patirties ir puikaus kompanijos verslo modelio suvokimu generaliniam direktoriui nestinga. Tik jo lojalumas verslui kažkodėl generalinio direktoriaus atgalapyje neatsispindi. 2021 metais Andy gavo labai solidų $212 milijonų atlyginimą. Tačiau praėjusiais metais jis susitraukė iki 1,3 milijono. Tiesiog štai taip gali atrodyti, kad vieno didžiausių pasaulio verslų direktoriaus atlyginimas per metus sumažėjo vos net 200 kartų. Tačiau realybė yra kiek kitokia. Pasirodo, jog 2021 metais į Andy atlyginimą buvo paskaičiuota ir $212 milijonų vertės Amazon akcijų, o šis bonusas realiai yra numatomas per 10 metų laikotarpį. Tad 21 metai buvo labiau tarsi labai išankstinis ilgalaikio atlyginimo avansas, už kurį generalinis direktorius dar ilgus metus dirbs versle. Taip pat atlyginimo sumažėjimas gali būti susijęs su tuo, kad Amazon daug savo lėšų nukreipia į verslo investicijas, bet apie tai šiek tiek vėliau. Su pagrindiniais kompanijos vadovais dauguma aišku, tik dar noriu paminėti, kad esminius sprendimus priima Amazon direktorių taryba, kurios nariai, neskaitant Bezoso ir Andy Jassy, priskiriami vienam iš 3 valdymo komitetų – audito, korporatyvinio valdymo arba lyderystės vystymo ir kompensavimo. Sprendimas gana standartinis didžiuliam verslui, prekiaujančiam savo akcijomis biržose, galim keliauti prie finansinės verslo analizės. Bet prieš tai noriu greitai pristatyti pagrindinį video rėmėją – Freedom24. Jis gali būti gerų pasirinkimų ir naujokui, ir pažengusiam investuotojui. Naujokui labai aktualus paprastas programėlės valdymas ir visos informacijos pateikimas lietuvių kalba. Pažengusi investuotoja sudomins daugiau nei 800 000 investavimų prieinamų akcijų, obligacijų bei ETF iš viso pasaulio. O prisiregistravus pagal pateiktą nuorodą aprašyme galite jau šiandien džiaugtis įvairiais naujiems klientams teikiamais bonusais. Keliaujame toliau prie Amazon kompanijos analizės. Čia aš jau nustebinsiu keliomis įžvalgomis, kurių dalis investuotojų nepastebi ir galbūt dėl to susidaro klaidingą įspūdį apie verslo būklę. Pažvelgus į Amazon Price to Earnings arba kainos ir uždarbio rodiklį, situacija iš pirmo žvilgsnio atrodo labai prastai. Tikriausiai niekas nesitikė, kad tokios milžiniškos kompanijos PE tilps į konservatyves 15-20 punktų ribas, bet pastarųjų 12 mėnesių kompanijos PE siekia maždaug 308 punktus. O tai maždaug 4,5 karto daugiau nei kompanijos 2018-2021 metų laikotarpio Price to Earnings vidurkis. Maža to, šiuo metu kitų e-komercijos šakos verslų PE vidurkis siekia maždaug 39 punktus. Investuotojas, kuris nagrinėja šį rodiklį, taip pat pamato ne tik iš pažiūrės nepalankų dabartinį santykį, bet 22 metais PE apskritai buvo neigiamas. O tai reiškia, kad pagal finansinės ataskaitas kompanija tais metais dirba nuostolingai. Netrodo kaip viliojanti investicija. Tiesa? Vieni investuotojai puls kaltinti tai, jog per daug žmonių renkasi šią kompaniją. Kiti pradės kalbėti apie personalo atleidimus, kaip apie nuosmukio įrodymą. Tačiau nagrinėjant situaciją toliau puikiai pamatysime, kaip svarbu detaliau įsigilinti ne tik į rodiklius, bet ir rasti tikslės jų kaitos priežastis. Jei žvelgsime vieni į santykį, iškart numesime Amazon prie prasčiausių rinkos pasirinkimų, o realybė yra kitokia. Pajamų skiltis nuo pelno ir akcijų kainos santykio skiriasi kardinaliai. Tarsi būtų paimti skirtingų kompanijų rodikliai. Matome, kad Amazon bendros pajamos nuo pat 14 metų augo stabiliai ir didžiausią augimo piką išgyveno surprizas 19-21 metais arba būtent jų pabaigų laikotarpiu. Pačiame pandemijos įkarštyje internetinė prekyba tiesiog virė. Kaip ir minėjau, 22 metais verslas uždirbo rekordiškai daug, beveik $514 milijardų. Lyginant su 14 metais, per 8 metus pajamos augo daugiau nei 5,7 karto. Žiūrint į tokią statistiką, verslas atrodo labai patraukliai. Tad nejaugi gali būti taip, jog tiek daug uždirbanti kompanija negeba efektyviai paversti dalies milžiniškų pajamų į pelną? Žiūrim, kaip atrodo verslo grynojo pelno skiltis. Kompanijos grynasis pelnas iš pirmo žvilgsnio dar labiau komplikuoja suvokimą ir nieko nepaaiškina. Iš pirmo žvilgsnio pastarųjų 8 metų pelno piką Amazon pasiekė 21 metais, tada jis siekė daugiau nei $33 milijardus.
Pelno augimas 17-21 buvo daugiau mažiau stabilus. Po to šio rodiklio statistika staigiai čiuožė žemyn, vos po metų 22 metais nuo rekordinių aukštumų krenta į nuostolius, siekiančius daugiau nei 2,7 milijardo. Taigi fiksuojamas daugiau nei 35,7 milijardo pelno pokytis vos per vienus metus. Tačiau prisiminkime, kad anksčiau aptartos pajamos tuo pat metu niekur nedingo ir toliau augo sėkmingai. Tad kaip interpretuoti visus šios duomenis? Amazon veikia naudingai ar visiškai neefektyviai? Atsakymo ieškokite ne tik finansinių duomenų statistikoje, reguliariai patyrinėkite tai, kaip verslas tvarkosi su savo pajamomis, kiek jis skiria investicijoms, kiek atsieina kompanijos kasdienės veiklos kaštai. Užduodant tokius klausimus, atsakymus greičiausiai rinksitės ne iš vieno šaltinio. Amazon atveju situacija yra gana nesudėtinga. Jau senokai seku šią kompaniją, pats dirbau vienu metu šioje kompanijoje ir pastebėjau, jog ji garsėja unikalių finansų tvarkymų. Keletą metų kompanija gali sumažinti savo investicijas į verslo plėtrą ir kaupti pelno pavidalu gautus pinigus. Kitais žodžiais tariant, melžti iš turimos infrastruktūros ir inovacijų visą įmanomą pelną. O po to viską daryti atvirkščiai, sukaupus pinigus, masiškai mesti į verslo plėtrą investicijas, taip padarant grynojo pelno skaičius iš pirmo žvilgsnio labai nepatrauklius. Panašu, kad paskutinius kelius metus Amazon daro būtent tai. Įdomu, o kurgi investuoja šis verslas? Investavimo krypčių yra daug ir įvairių. Viena iš šviežesnių naujienų - pavasarį paskelbtas Amazon planas į Indijos debesų kompiuterijos infrastruktūrą investuoti daugiau nei 12,7 milijardo dolerių iki 30 metų. Indija garsėja kaip šalis, kurioje gausu kvalifikuotų specialistų, kurie vakarų kompanijų darbo pasiūlymus priima už gerokai žemesnę kainą. Veikiausiai pasirinkimas plėsti duomenų centrų infrastruktūrą ten yra stipriai su tuo faktu susijęs. Panašu, kad šiuo investicijų laikotarpiu nuošalyje nepaliekama ir pramoginio turinio industrija. Veikiausiai Amazon skiria vis daugiau lėšų šiai sričiai, kad galėtų sėkmingai konkuruoti su tokiais gigantais kaip Disney, HBO ir kitais. 22 metais kompanijos pramoginio turinio kaštai siekia 16,6 milijardo dolerių. Iš ankstesnių investicinio laikotarpio naujienų galima pamatyti, kad Amazon pinigų skiria ir savo automobilių parko atnaujinimui. 22 metais rudenį kompanija paskelbė apie daugiau nei 1 milijardą eurų investicijas į savo Europos rinkos automobilių parką. Tada Amazon skelbė, jog elektra varomų pristatymo furgonų skaičius dėl šio sprendimo Europoje iki 25 metų pasieks 10 000 ribą. Matome, kad investavimas vyksta pilnu tempu. Iš pirmo žvilgsnio tas neigiamai atsispindi pelno grafuose, bet paanalizavus įdėmiau atsiranda daugybė priežasčių nusiraminti. Tam, kad pasitikrinčiau, ar kritusio pelno paaiškinimas iš tikro atitinka realybę, dar noriu pažiūrėti ir į free cash flow per share arba vienai akcijai tenkančių laisvų pinigų srautus rodiklį. Ir užmetus akį čia grafikas idealiai atitinka analizę. Stiprus laisvų pinigų srautų kritimas 20 metais pabaigoje veikiausiai sutampa su didesnių Amazon investicijų pradžia. Neigiami pinigų srautai maždaug nuo 21 metų vidurio atspindi tai, kad kompanija naudojo tais metais uždirbtus pinigus. Labai gali būti, jog tos pajamos yra solidus investicinio kapitalo priedas prie lygi tol sukauptų lėšų. Iki didžiojo investavimo 17-20 metų laikotarpiu laisvi pinigų srautai vienai akcijai siekia apie 1,8 dolerių. Tad paprastas investuotojas, sekdamas naujienas ir pelno bei laisvų pinigų srautų atsistatymą, gali daugmaž susekti ir investicinio laikotarpio pabaigą. Kalbant apie dividendų istoriją, verta prisiminti, jog pats verslas yra sąlyginai jaunas, įkurtas 94 metais. Tad dividendų karaliumi Amazon net teoriškai negalėtų būti tituluota. O kokia apskritai yra dividendų mokėjimo istorija? Trumpas atsakymas – jokios. Amazon dividendų investuotojams nemoka. Tuo tarpu atstovaujamo sektoriaus konkurentai investuotojams išmoka vidutiniškai apie 2,3% dydžio metinius dividendus. Tačiau panašu, kad Amazon rinkos lyderė. Dėl to keistis nežada. Čia verta prisiminti trečią pamoką iš žymiojo Fisherio knygos Paprastos akcijos ir nepaprasti pelnai. Čianais dariau greitą apžvalgą apie knygą ir pagrindinės mintis, ką reikėtų žinoti apie tai. Bendrai tai nebūtinai blogas dalykas. Turint galvoje kompanijos investicijų strategiją, investuotojai, kurie perpranta šį verslą, gali neblogai pasipelnyti iš akcijų kapitalo prieaugio. Kita vertus, Amazon yra tarp 5 didžiausių biržos kompanijų pagal kapitalizaciją. Tokio dydžio verslams dažnai būdingas didesnis stabilumas. Investuotojai priviliojami stabiliais dividendais, o kompanija vengia didelių svyravimų. Didžiausių verslų akcijos standartiškai auga labai palengva, bet stipriai ir nekrenta. Tad matant Amazon verslo analizę, kyla mintis, jog subręsti šis verslas net ir su 1,3 trilijono kapitalizacija neskuba. Jis toliau puoselėja ambicingas plėtros planus, bus labai įdomu stebėti kompaniją ateinančius kelis metus. Apibendrinimas galėtų būti toks. Turime labai ambicingą, milžiniškus pinigus, generuojantį vieną didžiausių pasaulio verslų, kuris sparčiai plečiasi į pačius įvairiausius sektorius.
Amazon dirba taip, kad būtų kuo mažiau priklausoma nuo kitų kompanijų ir taip iš savo pusės sumažina pardavimo ir paslaugų teikimo kaštus. Tikėtina, kad esminės kompanijos veiklos sritis, prekyba ir kompiuterinės paslaugos ateityje globalių mastų užims dar svarbesnės pozicijas. Ironiška, bet grėsmė yra ta pati kaip ir pranašumas. Amazon yra milžiniškas verslas, bendrai yra sunkiau kontroliuoti sėkmingą kompanijos plėtrą. Reikia skirti nemažai resursų ir laiko sėkmingam darbo procesų koordinavimui. Prie viso to Amazon plečiasi į pačias įvairiausias verslo šakas ir segmentus. Ten egzistuojantys smulkesni konkurentai, kurie veikia pagal labiau koncentruoto verslo modelius, gali kelti kompanijai nenumatytų sunkumų. Matysime, kaip klostysis Amazon plėtros planai ateinančiais metais, kol kas matau tai, jo kompanija yra ambicinga. Atsižvelgus į investicijų strategiją, jie atrodo finansiškai stabili, o žiūrint į verslo veiklos modelį ir perspektyvas, matau, jog Amazon, net ir būdama viena didžiausių pasaulio įmonių, yra gana toli nuo savo augimo galimybių ribos. Manau, kad Amazon šiuo metu tikrai nusipelnė investuotojų dėmesio. Dėkoju tiems, kas pasilikote su manimi iki video pabaigos. Jūsų greitas like ir subscribe mygtukus spustelimas labai mane pradžiugintų. Matysiu, kad ne veltui kuriu tokias grandiozinės verslų analizės. Noriu tuo pačiu padėkoti ir video rėmėjai Freedom24. Šio brokerio dėka lietuviškame YouTube atsiranda vis daugiau ir daugiau turinio, kurio padedami investuotojai gali priimti protingus finansinius sprendimus. Taip pat, jei norite, jog kitą kartą apžvelgčiau jūsų norimas akcijas, paprasčiausiai palikite kompanijos pavadinimą arba akcijų tikerį komentaruose. Būtinai visas rekomendacijas peržiūrėsiu, o dabar su jumis atsisveikinu iki kito video. Iki!